and whose land. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. Pone, jūs labai vėluojate, tai žinote ne tik publiką, bet ir antrąjį vedėją. Na taip, žinoma, jis jau ant scenos, ar ne? Galbūt matėte čia kažkur mano scenos partnerį? Tai aš... Palaukit, negi jūs taip ilgai laukite. Kas ilgai, kas tau blogai? Na, aš tikėjausi truputį jaunesnį scenos vedėją. Jūs taip sakant, galite čia ir numirti. Aš tai tikėjausi moters. Gerai, kaip matau, jūs nepėsčia. Kas tu dar nepėsčia? Nepėsčia, sakau, dėl Dievo meilės. Gerėdite jau nori publiką sakyti. Gerai, ačiū. Taigi, sveiki susirinkę, atleiskite už šiokius tokius nesklandumus. Tai gal jau pasisveikinti su publika? Aš ką tik tai padariau. Ir tas jaunimas jaučia mandagumo. Sveiki visi susirinkę. Gerai, ačiū. Toliau aš pats kaip nors. Taigi, aš žinot, ko šis renginys yra ypatingas. Rimtai tikiesi, kad atsakysi? Na ne, bet to įprasta klausia. Tas patirties tokia. Jau reikia pasakyti, jog šis vakaras tai 100 žvaigždžių apdovanojimai. Gerai, nieko nelaukdami pradėkime teikti pirmosius apdovanojimus. Ir kam atiteko tokia garbė būti pirmiems? Iš kur galiu žinoti, Vilolį, kas bus tai tas durnų klausimų uždavinėjimo sindromas čia va? Gerai. Pakvieskime pirmosius dalyvius. Mokytojus į sceną. Jaunuolį, tu viską katinėti. Aš turiu vietą. Taigi, kviečiame vėluosius dvyliktokų klasės auklėtojus į sceną. Gerai, blogai, labai blogai. Oi. Keista. Gerai. Oi, gerai, blogai. Gerai. Turime užduotį. Suformuoti pasveikinimą savo auklėtojams, auklėtinėms, labai atsiprašau, senas. Naudojant žodžius pabeldti, pomas ir juodoji skylė. Jei visus metus galvoja, dabar jūs galite. Sugalvoja. Belskite medį tol, o kol nesivėrė juodoji jums skylė. Ir aišku, mes dar galim pabelsti ir žiūrėti miegantiems, trumpai miegantiems ir dar miegantiems. O kai jau tą juodąją skylę įveikti, tas tada įsiskris polos žmogus. Ačiū jums. Tai viskas. Nu va, pakalbėjau auklėtojus, einu namo, jei prisiminti, kur gyvenu. Palaukite, dabar laukia linksmoji dalis, nominacijos 12. Kodėl tas 12? Na tiems, kurie čia susirinko, tik pažvelkite, kiek žvaigždučių jau nekantrauja teikti pirmosius apdovanojimus. Visos, pamiršau, žinai, 100 metų. Gerai, tai nieko nelaukdami pradėkime teikti pirmosius apdovanojimus. Tai teiks iš
Pramšanas ir Žumšūtas iš Broliškos Respublikos. Opa, Igoriau, žiūrėk, galės pažiūrėk, pūščikai, ne? Sveiki, ponai nelegalai. Ką čia reikiame? Ką? Igoriau, kažkoks maniteriatas, ne? Kur atvykote, ponai nelegalai? Atvykome. Atvykome, ne? Opa. Gerai, gerai. Asmens dokumentus, ne? Dokumentą, da. Gerai, matau, kad ištikės vėl savo viršininkas. Kalbėtai. Da, viršininką. O viršininkas, kaip aš, taip, kur praduosiu, ne? Da. Игорек, kaip tai savo viršininkas? Čia, начальник. Ай, начальника? Начальника, ты где? Вот начальника. Начальника, встань, пожалуйста. Начальника, встань. Начальника. Менты приехал. Шайтанова. Менты приехал, разборки сделал. Надо, я не знаю, я говорю, зачем ругаешься, начальник? Ну вот начальника, давай. Да. Вот Sveiki, начальник. ponas viršininkas. Taviškiai nelegalai. Или? Kaip tai? Klausyk, žinai, kaip tu dainuoja? Dainuoja. Žinai, ne? Tai va, ponas Marika, už tokius dalykus mes turime savo su Igoriu užryti baudelę, kurią turėtų sumokėti Igoriokai. Пимента она есть, лопата она есть, закопать. Закопать? Начальник, молодец. Ага. Žmogumas renginio nevesiu, kiek jie metų 80-90. Valgykite, tai neišsidėkite žmogaus, kitą mėnesį jums sukanka 100 metai. Apie tai ir kalbu. Negi nesugebate rasti nieko geresnio. Na, jis turi daug patirties. Manau, net per daug. Žodžiu, arba jis, arba aš. Aišku, jis bet neprisimins apie tai, kad turi jums sumokėti už šį pasirodymą. Na ir gerai, išeinu. Eikite, rasime kas pavaduotojus. Bet tas jaunuolis visai nieko, grinai kaip aš, gyvenime nieko nepatyrė. Paskelbkite reklaminę pauzę. Ko čia dar menopauzė? Reklaminę pauzę. Ta prasme tiesiog reklamą. Iš kur aš tau tą lamą? Reklamą! Skelbiu reklamą. Žinote, kad tai reklama, tačiau tai nebe reklama. Tai nominacija metų šitona. Taigi, į sceną metų šypseną pakviesti tebetėjai. Į sceną prašome ateiti Daumantui. Taip pat kviečiamas Ernestas ir Faustas. Ką jaunimas, protezų dar nepametam? Ne. Malačiai, lakalus vartojat? Lendamėtą. Ko tu čia dabar?
Поплоем! Atleiskite, jūsų partneris negalavo. Ne, bratушка. Atsipalaiduosiu. Labai gerai. Taigi, pradėkime apdovanojimą. Apdovanojimus pala. Apdovanojimus jau pradėjom. Taigi, kas pristato kitą nominaciją? Ką tokį? Nominacija. Taip. Kas? Nominacija? Kas pristato kitą nominaciją? Kitą nominaciją pristato broliai Lavrinovičiai. Taigi, gal tu televizorių? Šnekit. Gal tu televizorių? Aš stengiuosi. Beveik nuo to kaip ir... Nebijoj, nepataikau vardu. Vytas, atgauskime. Vytas, atgaukime. Lavrinovičiai į sceną. Журе, ну, барбону напекал, знаешь, куда выйти? Витязь, а там вот перекидыш шайнер. Ёли, броли, вот, ты шрейнер. Опа! Вот, Хорошо. бролишь, как надо. Ну, ваш, Журе, Знаешь, полтора раз вот здесь. ну, давай. Побыть. Герай. Журе, Ну, интернет отбирать, ЕГЭ, все. ай, На, я тебе говорю. Знаешь, что на микрофон? Грай Галин. Галю, Герай. ты же как играешь? Ну, прошел. Ну, Журе, Ставь. подожди. Ну, Ты играешь? такие когда плотик. Ну, давай. Ну, о, Роля. А Галёш там я, Ну, давай. маловой ботинка там Ну, какой-то. ты же играешь? Ну, герай. Ну, ты же. А что ты кроет, наверное, вниз фотографует? Герай. Брось. Ну, О, я разрешаю. давай, дай-ка. Кэй, пала. Как всегда, кайфуем. Колено. Брось. Ну, тупой чурек. О, не вот. А теперь давай карту. Карту. Давай, оставим вот это. Это все картинки, бродишь. О, Ботинка. это скачать идет. Это я думаете? Интересно. А, чае? Ё. А Да, Марию, что о. продажи наукаште А подаришь? ширка снимал. Ай, на давай. твоей шкоте. Эй. Вроде техники с кондума. Не знаю. Да, мы продажи подарили Далманта. Ё. А кур Далманта? Мотал. А ты родик, я не без след. Тихо. О, Дэвиды! Ну что? Ну, когда подарим? Мам, под таких-то подарим. О, Пучини, стой, все. Чисто ты приманил, Тоже. Все. Ой, имуть. Пошли. О, Болгария, быстрее. Тихо. Что, уже стена? Все. Ставь. Ну, Ерман, ты прибролил. И стена, броня. Ну, кричал, лайку не понял. Все. Броня. Ну, ты как? Я представляю, смотри, где. Как ты вот, Ой, не благай. Ну, неплохо, понял. Подожди, я звоню. Ну, ё, катаром да господи. Вас не знал, что вы будете спортсмены. А ю спортує, да, я. Байкеры. Спортой? Я. А головное, что Ну,
Taip. Tai va, čia už nuopelnus Lietuvai nulis. Taip. Broliai, gal padėk. Suprantat, pas mūsų broliai yra toks dalykas. Mes gavom ne vieną mišrainį, a du. Ir dabar nenorim kalbėti. Taigi, sumanėm Viktoriną Klausimėlį Lavridorą. Taip, man pradės broliai. Pasiek pirmas. Taigi, kas žino, kelia ranką, arba kojas, žinau. Tai va, kada mes su broliu kursime pirmą mišrainį fabriką. Taip. Ne, atsiprašau, kitai ne. Tiek. Tai, antras klausimas. Gerai, koks mūsų stovus ingredientas į stiklainį su broliu? Kas žino? Tas, man tai. Kaip ir vaizdą. Ir buvo klausimas. Tai. Kodėl? Ne. Tai mėgstam mišrainius ir kiek mums jų atneša per pertraukinę būdivėlį žaidžią. Geras klausimas. Aš pats net nustebau, kad tokį užsiduo. Prašau. Patus kelis. Jums reikės pašokti, kaip dar niekada nešokate. Ar sugebėsite? So.
fainai, nu man kažkaip gerai. Nu, bet, nu, iki mūsų su seneliu dalykų trūksta, nu, atsiprašau, bet neblogai. Seksis apdovanoti. Prašau. Sorry, sakote, bet tu esi tikra. Pas mane ten kieme savas stovi, ne? Nu gerai. Oh, Ethan was your boyfriend. You know. You? Labai jau ačiū. Ne, man irgi galima sėdėti. Panelė, ne viena monologija, tik vieškai turbūt ne. Jie sakau, poetinio, laimę daug kur nors, restoranas, valgys tiesa, vyno taurė. Galim nueiti? Šaunu, einu ruoštis, renginys pas nueis. Tegul toliau galvoja, kad aš čia eisiu. Vis rūkšti kaip arklys, mane apspjaudė. Neverta šoks sudėti, tai baisi. Atleiskite už mažus nesklandumus. Dabar jau viskas bus čia kitaip. Arba nebus. Nesuprantu, kas parašė tokį tragišką scenarijų. Ant paprasto balto popieriaus, kaip nemadėga. Kitą nominaciją turėtų pristatyti kažkokia grupė, bet kam ta grupė, jei čia esu aš, didžiausia žvaigždė. Kadangi šiuo metu visi vedėjai labai užsiėmė, jau labai pasisekė, kad čia esu aš. Kita nominacija tai mes Lėva ir Sveštenis, o ir pristato Mantas Petraškevičius. Mantai, prašau į sceną! Ačiū, nejaugi taip gerai atrodau? Ne, atrodo tragiškai. Tiesiog girdėjau, kad poniai padeda nuošinti stresą. Ačiū, kad viskas laiko labai malonu. Aš patikėjau, tik nereikia, negėdėjau pasitraukti nuo scenos, nes gadini mano visą įvaizdį. O, kiek čia daug susirinkusių. Nebūtų neprodas žmonių. Gaila, šio sezono mados vyksmas bus ekstravagantiškas. Tarkim, susisiekti meilę išmestos. Bet tokios prabesnės, tarkim, aviena. Bet aš žinau, kad tas bus, ir pasitikėjau, kad čia ir jūsų. Tai
pats Laura. O, ir taip pat Saurimą.
treneriu, kas laimėtas, apdovanosime abu. Medalius prašyčiau. Aplodismentai. Ateikite medalius. Paspaus kartą kaip vyrus. Я побучу. Молодец. Что, бабуля, не ты еду, там спали. Velniai gaudų su kamerom, už negaliu čia bėgioti. Sako, man čia šitai nunasis, tikrai mes survivorius. Alio, kokiu tai čia man dar pavadinimu? Tai žiūrėkit, kilogramų viršio jums kažkį žmogų. Kviečiame Evaldą. Evalda tiek čia. Nėra. Donatas Jesiris sakė, tai irgi nusiblogas, sakė. Ar kviesime Donatą? Yra Jesiris? O, čia eina kadras. Dėkit. Saka, pamokas vaikštai, bet nesmogai. Tai vaikštai mokyklą, tai jeigu šaltus, tai ateini mokyklą. Kartais, žinai, kas tradicijos laikau, nes skaičiuoju žemiau nulio, nes, reikia užteikti. O tai, kaip suvoras, tu žinai? Žinai, neturi, niekas nepapuosi, kad atsiprašau pasaulio, tai žudėm, ačiū žudėm palaikau. Aš paleidžiu į lauką, aš prasėju visas patas, iš karto aš kokią lygiją. Arba kažkur čia, sakau, Lagai, bėg laukan. Jis sako, jis žiūri mane, kaip tu sakau, aš jam sakau, bėg laukan. Ant
laikė, bet kažkaip laikė, meduolį. Meduolį. Pirmą kartą pamačiau tave. Žiūri mane, sako, ką man stebi? Aš sakau, įsimylėti taip paprasta. Jis man sako, durnas. Sakau, meilės laivas kitam krante. Pažiūrėjai mane ir nubėga. Jisai galvoju, gal aš dainos pradėjau. Labai įdomu buvo. Dabar turi tokia situacija, kažkokia, ateit, dar pavaizduotų. Kai mano kaimyn Zita kažkada tai sugalvoja apsakyti ir tada išeis lauką ir tai... Gal tai, žinai, biškį per restorantą atėjęs, kad biškį pagyvens. Tai gal tai pasiimk šitų ir... Taigi, nieko, vienas įdegė visi mano planai. Taigi, kas čia dar liko? Metų katytė. Čia kviečiame Agnę. Apie tai nepagalvoju.
Todėl norėčiau... Muzika. Kažkokia tai nesąmonė čia pasidarė. Prašau ateiti klasės auklėtojus.
ką tu čia nusišneki, čia gi ne tavo mokslas. Aš čia tipo didžiai išjungta muzika, pasakė, kad ne mano koncertas. Čia tipo ne mano koncertas. Ne, iki pameni manęs Petruškė paprašė pravesti kažkokį tai renginį. Perminti čia, kad, nu tai mus kaip žvaigždės ir pakvietė, kaip tu nesupranti. Čia tipo renginys jo, o ne mano koncertas. Tu pasižiūrėk, kad tai vyksta gerai. Nu palauk, jeigu tu kaip visą laiką manęs neišklausai. Taigi sakau, faktus mokės normaliai. Kabūna, tai jis kaip viskas. Tai viskas normaliai, kur pinigai, ten ir sel. Okay? Tai davai, pradėsim, davai. Wow. Nu, tipo, internet. Žiūrėjau, kas tai, ne? Давай, кондом. И в тем момент... Tau šūkiai mums tada. Ну, tai va. Vieni scenovitokai. Mes 22 laidos dvyliktokai oficialiai paliekame jums mokyklą. Paliekame suolus, knygas, popieriaus lapus narėse, skambutį, koridorius, saulės spindulius ir laikyklę. Saugokit, dabar jais rūpinsitės jūs. Tačiau paliekame ne tik mokyklos inventorių, bet ir mūsų mylimus mokytojus. O kartu su jais ir visą tai, kas mums jas primena. Tai matematikos mokytojas ir logaritminės funkcijos, kurios ne kartą sapnavosi ne tik gražiausiamis sapne. Nu jo, tas blogas kažkas dabar man nori. Taip pat anglų kalbos mokytojas ir visus 16 laikų. Žiūrėk, I is good, you is good. Everybody eat some food. I is good as everybody, so come on and move your body. Paliekame kūno kultūros mokytojus, sporto salę, stadioną, paliekame tinklinio ir krepšinio kamuolius, futbolo vartus. Jo, stadiono linijos balas. Taip pat chemijos mokytoja ir medinėje lentelę, alkoholio cheminė formulė, parašysime dar visi iš miegų. Žiūrėk, šitą tikrai moku. CN dar 2N plus 1 OH. Gerai? Normaliai. Biologijos mokytojas paliekame fotosintezę ir meiozę. Fizikos mokytoją paliekame sinuso dėsnį. Juk kiekvienam mokytojo veiksmui yra mokslinio metodika. Ir psichologijos mokytoja ir psichoanalizės pamokomis. Paliekame Paliekame jums choreografijos, muzikos kabinetus, aktų salę, vietas ir mikrofonus. Nuostabiausias muzikos šokių mokytojas, kurie visuomet padės. Rusų kalbos mokytoją paliekame su nepailstančiomis rusų pamokomis. Rusų? Geografijos mokytojus ir gaučius, kurio taip ir neteko panaudoti. Taip pat informatikos mokytojas su kompiuteriais žiniomis ir Facebook žiniomis. Nepamirškite lietuvių kalbos mokytojų ir literatūros patikos. Jis skirta nepertiko kursui. Taip pat paliekame istorijos mokytojus ir svarbiausias datas. O mums svarbiausias metas 2014. Taigi paliekame jums kas geriausia, kas išmintingiausia ir ko nepamirškime. Linkime pamatyti mokyklą tokią, kokią matėme mes. Saugokite ją ir linkime būti geriausiais. Nuo savęs taip, nežinau, ką čia palinkėti,
asmeniškai palieku daug garso ir daug šviesos, kad šitoj mokykloj kultas tęstųsi amžinai. Wow! Okay, mano laikas jau baigėsi, davai tu tiesą įmo padrūškę savo. Nu, įsivynas tą kultų. Ateik, nesiparink, davai. Ateik, kur mūsų patas. Normaliai. Padavė tik pinigų visgi. Domke, žiūrėk, gal jūs šaukit, kai jie bus ant scenos visi ir maistas. Labai diena visiems. Labai ačiū vienuoliktokams už nuostabų renginį. Ir kalbėdama visų dvyliktokų vardu, sakau nuoširdų ačiū už rūpestį, už pagalbą, už gerą žodį ir nuostabias akimirkas kartu. Šios gražios šventės proga norėtume jums, mėlieji mokytojai, padovanoti po mažą ir kuklę dovanėlę, kuri, tikėkimės, primins mus dar ilgai. Todėl tariu nuoširdų ačiū lietuvių, anglų kalbos, istorijos mokytojams. Ačiū biologijos, fizikos ir chemijos mokytojams. Taip pat matematikos ir informatikos mokytojams. Taip pat nepamirškime psichologijos, ekonomikos, tikybos, rusų kalbos ir kūno kultūros mokytojų. Ir žinoma taip pat dailės, muzikos, choreografijos, technologijų ir geografijos mokytojams.
klausite, kodėl kaktusai? Juk visiems nepaslaptis, kad per ilgus mokymosi metus buvo daugybė malonių akimirkų. Tačiau buvo ir tokių, kai per savo jaunatvišką maksimalizmą nesuprasdavome jūsų rūpesčio, pagalbos ir parodydavome savo spyglius. O dabar dar didesnį ačiū norėtume pasakyti mūsų auklėtojoms. Gražinai Rimšaitei, Vitalijai Marcinkėnienei, Mariui Alešiūnui, ir mūsų mokyklos direktoriui Vytui Karsosui. Ir aišku, žinoma, linkiu didžiausios stiprybės, kantrybės ir ištvermės per ateinančią 100 dienų. Ačiū.